Jau nuo vaikystės turėjau dvi silpnybės. Viena tai besisukančios plokštelės muzika ir antra ne ką mažiau svarbi silpnybė tai maistas, skanus maistas. Būtent šių dviejų silpnybių vedami Vilniuje ir užsukome į barą Baras ir Vinilas. Meniu pasirinkimas nemažas, bet jis kažkodėl skirtas tik žmonėms ir dar šunims, visiškai ignoruojant katinus. Bet gera muzika ir skanus gėrimai tą ignorą padėjo kiek pamiršti. Apkepti kalafiorai patiko mums dėl savo įtrumo, kuris su kiekvienu kąsniu vis intensyvėjo. Plonytė kepta duona mūsų kompanijai buvo tos dienos atradimas. Traškus mini kalmariukai nuo mūsų stalo mano dėka išgaravo greičiausiai. Aišku, kad užkandžiais aš neapsiribojau, dar surytinau ir šį gražuolį burgerį. Ir svarbiausia, valgant nepamiršti maisto užsigerti. Na, o mano draugas sušlamstė šį gražuolį kukurūzinį viščiuką, kuris iššokęs iš grūzdintuvės save pagardino tik druskytę. O mūsų damos vietoj pagrindinių patiekalų pasirinko po vyno taurę iš štai šį vyno rinkinį. Tad jei kada Vilniaus senamiestį ieškosite, kur gerai praleisti vakarą, galiu drąsiai rekomenduoti barą Baras ir Vinilas. Čia ne tik geri kokteiliukai ir gera muzika, bet ir skanus maistas.